Labas rytas. Pradedam dar vieną dieną su B365. Šiandieną yra sekmadienis, paskutinė U19 diena ir antra moterų U20 čempionato diena. Tai tikiuosi su moterim bus daugiau ką veikti šiandieną. Galim grįžti trumpai prie vakar dienos. Štai kaip matom balansas papilnėjęs 1700 eurų nuo vakar. Tai viena vertus per dieną statant statymus mažais statymais, ten po 200, po 125 eurus, lyg ir neblogai 1700, bet kita vertus labai skaudžiai smogė Serbijas. Su Rusėm labai gerą performansą parodė vakar Serbijas ir tai šitam akauntą kainavo nemažai pinigų. Toliau daugumas statymų, kiek atsimenam, praėjo, tai dėl to ir atitinkamas balansas paaugęs. Tai kol kas limitai yra tie patys, dvigubai sumažinti. Žiūrėsim, ką mums pasiūlys šiandieną B365. Pradedam nuo krepšinio kaip visada. Štai ką tik sudėjo U19 ir U20 pasiūlą. Šiandieną ir draugiškos taip pat vyksta turnyrai Turkijoje, Slovenijoje turnyras. Na, šita pasiūla turbūt atsiras vėliau. Štai pirmos rungtynės Malis Iranas. Mano smagiosios komandos. Vėl labai gerai, kad yra alternatyvi linija, tai kitose bendrovėse ėmiau 132,5, tai ir čia imsiu ir 132,5, imsiu 133, ką čia dar imsiu, taip yra 133,5, 133, 132,5. Na ir 132 paimsiu dar. Visi maksai bus po 125, štai. Štai matom. Kada yra alternatyvios linijos, tai netaip jau baisu yra ir tie nedideli limitai. Štai 500 eurų. Vieno mygtuko paspaudimų pastačiau. Čia jau man apie kešinimus visokius siūlo kažką. Ok, žiūrim toliau, ką turim. U19 kol kas susilaikau nuo statymų. Daugiau nieko statomo nematau. Galbūt dienos eigoj keičiantis linijom dar kažką ir sumastysiu, kol kas tokių perspektyvų nematau. Štai mergaitės, prancūzės imu U20 vakar stipriai pralošė prieš Vengrės, tai šiandien foras šiek tiek pamažinta su Bosnijom. Taip. Irgi Italės sunkų mačą turėjo, Latvijas lengvą mačą turėjo. Vėlgi mano nuomonė kiek didokas kofas. Ir štai, čia šita linija mane nustebino, Serbija, Niderlandai. B365 neužmigo ant laurų. Maratonas išleido 3 kofą už, Olandas jisai pakrito iki 2,80. Tuo tarpu B365 tik 2,40 iš karto duoda. Šiaip 4 forų, aš tokių forų niekada neįminėjau, bet tiesiog jos tikrai nesukuria jokios pridėtinės vertės, tiesiog maži maksimumai ant 2,40 kofo, tai nėra ką daryti, tenka statyti ir +4 vien dėl to, kad daugiau prastatyti. Ir ką, kol kas tiek. Dienos eigoj kaip visada bus live statymų.
Štai tik 111 maksas ant 240 kofų. 156 ant plus 4. Ir čia visur bus po 156. Dienos eigoje bus daug statymų live. Pasipildys pasiūla draugiškom varžybom, na ir žiūrėsim. Manau, nesu tikras, ar filmuosiu kiekvieną kartą, kai prisijungsiu statyti kažką. Dar kortelės šiandieną. U19 yra statymas vokiečiai su anglais. Vakar smagiai praėjo underis kortelių. Šiandieną jau lauksiu overio. U19. Maksai turbūt irgi bus kaip ir vakar apie 190. 187 ir 173. Ok, statau šitus, lauksiu live ir galbūt įsijungsiu pafilmuoti, jeigu dar kažkas įdomesnio bus, jeigu ne, tai kitus statymus parodysiu istorijoje. Balanse lieka 7200. Prastačiau apie 1400 ir žiūrėsim vėliau, kai bus.